Taigi, kadangi šį ketvirtadienį negaliu pravesti paskaitos, tai nusprendžiau vėlgi pasinaudoti tą galimybę, kad Zoom'e galiu sukurti trumpą video apžvalgos įrašą. Jūs dabar matote ekrane įjungtą Edvinės statistikos kurso aplinką, būtent studento aplinkoje esu aš dabar prisijungusi. Ir kaip tik nuvažiuoju į naują temą, paskutinį kursą virtualų, kuris pas jūs, kaip sakant, dabar jau matosi, o įkelti reikės, kaip visada, virtualaus kurso testų atsakymų, reiškia, ekrano vaizdus ir sertifikatą iki kito ketvirtadienio. Tema vadinasi geostatistinė interpoliacija, duomenų apibendrinimas naudojant plotinę interpoliaciją. Ir prie šitos temos taip pat yra įkelta teorinė medžiaga, tai yra mano medžiagos antroji dalis, kuriai aš irgi sukursiu video savaitės eigoje, panašiai taip, kaip buvo padaryta, savaitgalį, atsiprašau, ne savaitės eigoje, taip, kaip buvo padaryta anai daliai. Ir šiuo momentu, šiame video tik tai pristatysiu būtent virtualų kursą ir namų darbus, ką aš ir žadėjau padaryti. Taigi, paskutinis virtualus kursas, jisai, kaip matote, vidutiniškai reikalauja jam skirti beveik 4 valandas. Aš esu jau jį atsidariusi savo aplinkoje. Iš tikrųjų, vėlgi galite matyti, kad tam, kad jį atlikti, reikėjo išklausyti, išanalizuoti Geostatistical Interpolation Introduction kursą. Ir čia pateiktas trumpas aprašymas, kuriame yra nurodyta, kad iš principo tradiciniai geostatistikos interpoliavimo metodai, jie dažniausiai reikalauja, kad duomenys būtų tolydūs, tokie kaip temperatūra, aukštis, drėgmė ir panašiai. Tačiau jūsų srityje kaip tik netolydūs yra duomenys dažniausiai, o išdėstyti daugiakampiais tam tikrais plotais. Tai va šitas kursas būtent yra skirtas tokio tipo duomenims interpoliuoti. Kaip jau minėjau anksčiau, kokį metodą mes betaikytume, su kokiais duomenimis mes bedirbtume, vis tiek išlieka tie patys atitinkamai geostatistinių duomenų analizės prognozavimo etapai, kurie būtent virtualiuose kursuose yra 3. Taigi, pati pradžia šio kurso tai yra paaiškinimas, kuo skiriasi, kuo ypatinga yra plotinė interpoliacija, kada mes interpoliuojame ne tašką, o atitinkamą teritorijos dalį. Čia vėlgi pateikiamas pavyzdys, kad mes galime turėti pradinius duomenis, kuriuose mūsų analizuojama teritorija yra suskirstyta į vienus daugiakampius, tačiau mums reikia gauti prognozę, kurioje jau tas suskirstymas bus į detalesnius galbūt arba tiesiog kitokius daugiakampius. Daugiakampiai, poligonai, ar taip pavadinsim, tai vis tiek mintis išlieka ta pati. Ir vėlgi jums primena, kad pagal virtualių kursų ar pro programai reiškias medžiagą, tam reikia atlikti 3 etapus. Pirmas, tai kaip ir mano medžiagoje minima, tai būtų aprašomoji erdvinių duomenų analizė. Taip pat sekantis etapas tai būtų prognozės paviršiaus sukūrimas ir čia suskirstė į 2 poetapius ir pagaliau prognozės rezultatų kryžminė patikra. Vėlgi sekančiame punkte yra trumpai bandoma labiau įsigilinti į
Tai kada yra naudojama būtent daugiakampių arba plotinė interpoliacija ir kokie tai gali būti duomenų šaltiniai, kokie tai galėtų būti duomenys, kuriuos naudojant mums gali tekti būtent atlikti tą plotinę interpoliaciją. Čia yra ir trumpi aprašymai, ir atitinkamai pavyzdžiai, kurie galbūt aiškiau paaiškina esmę. Ir vėlgi aš pasikartosiu, kad šiuo atveju tokie duomenys yra dažniau sutinkami visuomeninės geografijos srityje. Ir, pavyzdžiui, čia kaip tik apie tai kalbama, kad, tarkim, tai gali būti ir senjorų skaičius tam tikroje teritorijoje, taip jų skaičius palyginus su visais gyventojais, tai yra jau tokie gana socialiniai duomenys, ar tai kažkokie tai įvykiai per tam tikrą laiką, reiškia, tai gali būti suvidurkintos reikšmės, reiškia, tai, reiškia, santykinės reikšmės gali būti, kaip su tais, vat, būtent senjorais. Reiškia, duomenys gali būti įvairūs, bet šiuo atveju jie yra netolydus. Ir taip pat yra labai svarbu identifikuoti duomenų šaltinių tipus. Vėlgi, tam, kad būtų jums aiškiau, yra duodama lentelė, kurioje nurodytas daugiakampio duomenų šaltinis, arba tiksliau duomenų masyvas, sritis ir koks vis dėlto reikia pasirinkti, kokio tipo duomenys atspindi šitą pavyzdį. Ir pateikiamas nedidelis testukas. Po tokios įžangos, kuri jums nurodo skirtumus, taip, kada, kokie duomenys tai turėtų būti, perinama pagaliau prie pirminio, tai yra duomenų pradinės analizės etapo. Vėlgi primenama, ir čia kai kas kartojasi, kad vienas iš svarbių momentų tai yra duomenų stacionarumas. Tačiau šiuo atveju, aišku, eina kalba apie duomenų stacionarumą, kada mes turime plotinę interpoliaciją. Tai yra, mes turime duomenis daugiakampyje, kaip juos galima būtų analizuoti. Ką daryti, jeigu tie poligonai yra, reiškia, skirtingo tipo, kaip yra analizuojama poligonuose atvaizduotų duomenų erdvinė autokoreliacija ir kokie tai gali būti būtent poligonuose išskirtiniai duomenys. Vėlgi, po trumpo priminimo ir paaiškinimo pereinama prie aprašymo. Kaip matote, priemonės išlieka tas pačios, tai yra histogramų sukūrimas, kvantilių diagramos sukūrimas. Tačiau šiuo atveju vėlgi primenama, kokiu būdu galima šitų grafikų pagalba identifikuoti išskirtis ir išanalizuoti duomenų pasiskirstimą, nes tai yra tie, kaip sakant, kertiniai momentai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, atliekant pradinę erdvinių duomenų analizę. Ir pereiname prie pratimo. Vėlgi jūs galėsite geriau suprasti duomenų skirtumą, kada analizuosite konkrečius duomenys ir atliksite atitinkamai tų duomenų ir pradinę analizę ir prognozę. Sekantis etapas, tai yra sekantis antras didelis etapas, tai yra prognozės žemėlapio sukūrimas. Ir jisai vėlgi prasideda nuo to, kad mums reikia padaryti semivariogramos grafiką. Ir vėlgi, kaip tai atlikti, ką daryti, jeigu pas mus yra daugiakampiai, kokie tai yra etapai, ypač kada turime duomenys daugiakampių pavydalų. Bet čia yra pavyzdys, kad vis dėlto, reiškia, vyksta duomenų konvertavimas į taškus, toliau atitinkamai konstruojamas plotinio interpoliavimo modelis. Aišku, tas konstravimas vyksta
kompiuterio pagalba kompiuterio viduje, bet tas sukonstravimas tai yra vėlgi semivariogramos sudarymas ir arba semivariogramos, arba kovariacijos. Aš minėjau savo medžiagoje, kad vis dėlto daugiau naudojame semivariogramą ir semivariogramos geriausios semivariogramos, tinkamiausios semivariogramos modelio pritaikymas tiems duomenims. Pagaliau duomenų prognozė kiekviename reikiamame erdvės taške. Turime omeny tame tarpe, kada mes kalbame apie autokoreliacijos funkciją. Primenama, kokie yra pagrindiniai plotinio interpoliavimo modelio parametrai. Reiškias, vėlgi, kokį mes gauname suprognozuotą paviršių, kaip jisai atrodo, vėlgi, kaip tas konvertavimas, kuris prieš tai buvo paminėtas, kad iš ploto mes konvertuojame į taškus, taip kaip jisai atitinkamai vykdomas teritorijoje, kokia tai gali būti pritaikyta tinkamiausia semivariogramos arba kovariacijos funkcija, kuri būtent ir aprašo duomenų autokoreliaciją, kaip gali būti koreguojamas, kas yra pagaliau tas lago dydis, apie kurį irgi yra minima mano medžiagoje. Kiek šiuo atveju šitame pavyzdyje yra lagų, koks tas lagų kiekis, ir aš primenu, kad jisai gali būti keičiamas, koks pagaliau specifinis semivariogramos arba kovariacijos funkcijos modelis parenkamas, kad pritaikytas būtų prie taškų, ir kaip tą modelį gali įtakoti ir keisti esantis kaimynai mūsų teritorijoje. Taip pat, taip kaip ir vadinasi šitas bendras kursas, taip tai agregavimas, čia peragregavimas duomenų naudojant plotinę interpoliaciją, tai yra apibendrinimas duomenų, jisai čia aprašomas būtent kaip tai daroma prognozuojant paviršių. Taip, ir yra pavyzdys, kuriame mūsų pradiniai daugiakampiai su trūkstamais duomenimis, ten, kur mes neturime tam tikrus platelius, čia jie raudonai pažymėti, kuriuose mes neturime duomenų, tada mes turime prognozės paviršių. Tas prognozės paviršius bet kuriuo atveju vis tiek tai yra tolydus paviršius, bet mums jisai netinka, todėl kad mes pradiniais duomenys, jeigu turime daugiakampio pavidalų, tai ir mūsų prognozuoti turi būti daugiakampio pavidalų. Tai reiškia, mūsų prognozės paviršius po to yra pertvarkomos jau į daugiakampius, užpildant atitinkamai tas trūkstamas sritis. Tai yra atitinkamai čia analizuojama ir pavaizduojama. Ir pateikiamas pratimas, kaip visada, bei trumpas testukas. Pagaliau atlikus prognozę, kaip visada, turi būti atlikta prognozės tikslumo patikra. Reiškia, mes turime žinoti, ant kiek yra tikslus mūsų prognozės rezultatai. Principas lygiai toks pat, tai yra sudaroma yra kryžminės patikros lentelė, į ją įeina tie patys parametrai, tie patys stulpeliai, apie kuriuos buvo kalbama ir praėjusiame kurse. Aš pasikartosiu, aš manau, kad tai yra tik tai privalumas, kad mes kelis panašius kursus, bet su skirtingais duomenimis analizuojame. Ir taip pat primenama, taip kaip ir praėjusiame kurse, o kokiosgi yra kryžminės patikros statistikos, kokios jos turėtų būti idealių atvejų, taip, ir kaip mes jas galime interpretuoti. Taip pat, kokie grafikai mums leidžia analizuoti duomenų, įvertinti duomenų prognozės tikslumą. Taip, netgi ir šiuo atveju jie yra tie patys, ir pagaliau yra
Vėlgi pratimas, kuris leidžia atlikti tą duomenų prognozės tikslumą su visame kurse naudojamais duomenimis. Tai va toksai yra paskutinis mūsų virtualus kursas, nes laiko, kaip ir mes, daugiau ir neturim ir pagaliau turime skirti namų užduoties darymui, tai aš ir iš karto pereinau prie namų užduoties, kurią jūs turėsite pristatyti iki sausio. Aš esu nustačius iki sausio 2 dienos. Tai aš dabar galvoju, ar ne per mažai bus man laiko, kad patikrinti sausio. Ne, per mažai laiko, nes jūs tada negalėsite, negalėsite pasiruošti. Aš nespėsiu patikrinti, jūs negalėsite pasiruošti, tai aš padarysiu iki sausio 1 dienos. Taigi, namų darbo rezultatų kėlimas yra va ta vieta, kurioje jūs įėję, matysite pakoreguotą laiką ir tame tarpe matysite 3 failus. Savarankiškas namų užduoties aprašymas yra labai trumpas. Jisai iš tikrųjų daug nieko nekonkretizuoja, o principas yra labai paprastas. Tai, ką mes analizavote, ką jūs analizavote paskaitų metu, jūs turite ir pritaikyti mano duotiems duomenims. Taigi, kaip skamba savarankiška namų užduotis. Semestro eigoje analizuoti esri virtualūs kursai apie erdvinių duomenų analizę. Aš aišku, čia turiu omeny tuos kursus, kuriuos jūs analizavote būtent antroje dalyje. Šių kursų metu analizuotą medžiagą reikia pritaikyti elektroninėje sistemoje įkeltiems Kuršių marių 2003 metų gylio duomenims, kurie buvo išmatuoti būtent 2990 lokacijoje. Tai yra realūs duomenys, aš esu juos gana senai paėmusi iš tyrimo instituto. Nesvarbu, kad jie yra pakankamai seni, mums yra svarbu, kad tai yra realūs duomenys, kad jie yra nesugalvoti, neimituoti, neidealūs. Tai yra taip, kaip iš tikrųjų galima dirbti. Aš primenu, kad aš kitokių duomenų neturiu, o jūs vargu irgi ar turite tokius duomenys, kurie tiktų šios užduoties atlikimui, tai mes tiesiog dirbsime su gyliais. Ir esmė yra tokia, kad Kuršių mariuose 2003 metais buvo atlikti matavimai beveik 3000 taškų. Tie duomenys yra pateikti failiuke gylį 2006. Čia nekreipkite dėmesį į metus, iš principo tai tiesiog, galbūt tai pasižiūrėsiu, ar tenais nėra kitaip pas mane. Jo, gylį 2006. Kame esmė? Esmė yra tame, kad tenais yra beveik 3000 duomenų, bet kad pas visus nebūtų vienodi rezultatai ir kad pas kiekvieną iš studentų būtų unikalus darbas, jūs turite pasirinkti 500 duomenų atsitiktinė tvarka, ne iš eilės. Ką reiškia atsitiktinė tvarka, ne iš eilės? Tai reiškia, kad jūs, pavyzdžiui, jeigu studentas X nusprendžia, kad atrinks kas 5 duomenų reikšmę, reiškia, jūs turite pasakyti, man parašyti reikės paštu, galima, kas kelintą reikšmę jūs atrinksite ir pradėsite nuo kurios reikšmės. Iš principo logiška, kad kadangi yra beveik 3000 duomenų, o reikia atrinkti 500, 3000 iš 500 dalinant, tai bus 6, tai vadinasi atrinkinėti nereikėtų kas 10, taip, nes tada jums, jeigu jūs atrinkinėsit kas 10 reikšmę, jums nepritruks duomenų, taip. Vadinasi, reikėtų jums, tarkim, kas 5, bet pavyzdžiui, vienas studentas pradeda nuo 2 reikšmės, antras studentas, tarkim, nuo 4, trečias galbūt jis pradeda nuo 10. Reiškia, reikšmės
atitinkamai. Ir aišku, būtų gerai, kad ne visi kas penkto, vienas kas ketvirtą, antras kas penktą, trečias kas šeštą, va taip, va, kažkur tai. Jūs tiesiog turėsite pasidaryti didelį darbą. Vat, kas yra labai svarbu, pradžiai, ką jūs turėsit pasidaryti ir tą reikėtų padaryti, pabandyti padaryti iki kitos savaitės tame tarpe. Tai yra tos duomenys atsirinkti. Čia jau aš jums nelabai kuo galiu padėti. Iš principo jūs tuos excelinius duomenys galite atsidaryti Excel'e, tai yra, aš to parodysiu. Pavyzdžiui, aš atsisiunčiu gilį duomenų failą, išsisaugau jį darbalaukyje. Taip. Atrinkti patogiau būtų ne tekstinėme faile, tai yra aš tam atsidarau Excel'e. Bent jau aš taip, jeigu taip pakankamai primityviai daryčiau. Taip, Excel'e aš nueinu į darbalaukį ir darbalaukyje susirandu savo tekstinį failą, bet kad jį man parodytų, aš čia, vat, kur yra langas, turėčiau aš pasirinkti ne visi Excel failai, o tiesiog arba visi failai, arba tekstiniai failai. Ir va yra giliai 2006. Atidaryti. Iššoks toks langas. Kodėl jisai toks iššoksta? Iš tikrųjų, todėl, kad jeigu atsidaryti tekstinį failą, jūs tenais matysit, kad ten yra 3 stulpeliai – X, Y ir gilis. Čia jūsų klausia kompiuteris, o kaip ar mums reikės atskirti tos stulpelius. Taip, tos stulpelius reikės atskirti, pasirenkam atskirti, einame pirmin ir čia mums tik tai reikia pasirinkti skiriklį. Kokiu būdu yra atskirti tie stulpeliai. Kaip matote, kompiuteris pats pas manęs iš principo identifikavo, kad visi šitie duomenys yra atskirti tabuliacijos ženklų, jis parodo, kaip tie duomenys bus atskirti į stulpelius. Dar kartą paspaudžiu pirmin. Iš principo čia daugiau galiu nieko nekoreguoti, paspausti baigti ir mano duomenys atsidaro. Dabar kodėl taip įdomiai jie atrodo? Iškės X, Y koordinatės yra geografinės, aš jas galiu tos stulpelius padidinti. Viskas čia sutvarkoj. Dabar gilis, neužmirškime, kad iš principo duomenys SRI programoje, kadangi programa anglų kalba, tai yra atskirti taškų, tai yra sveikoji dalis nuo realiosios, o kadangi pas manęs kompiuterį yra lietuviški parametrai, kaip pas jūs tikriausiai irgi, tai čia tas taškas, jisai nėra suprantamas, kaip turėtų būti suprantamas. Tai koks būdas? Aš galiu pažymėti šitą stulpelį, susirasti komandą rasti ir žymėti, ir va čia keisti komandoje aš galiu paprašyti surasti taškus ir tuos taškus pakeisti į kablelius ir pabandysiu dabar iš karto pakeisti viską. Va, jisai man padarė pakeitimus ir iš karto tos duomenys sutvarkė. Tai reiškia, kai sutvarkyti duomenys, aš matau, kad apačioje vyksta normalūs skaičiavimai. Iki tol tie duomenys nebuvo suprantami kaip skaičiai. Bet iš kitos pusės aš šitą padariau tik tai tam, kad man būtų aiškiau suprasti duomenis. Jums to iš kitos pusės nereikia daryti, nes jūsgi dirbsite ne Excel'e. Jūs turėsite duomenys importuoti į ArcPro programą. Jūs, man atrodo, jau dirbot su tekstiniais duomenimis ir atitinkamai tenais jau jisai tuos taškus priims taip, kaip reikia. Tai va, to pakeitimo jūs iš principo geriau ir nedarykite, nes čia tik tai vizualinis tas supratimas. O toliau jau, aš nežinau, ar jūs rasite kažkokią funkciją, kuri leidžia kas penktą ten eilutę, reiškia, trinti, pašalinti, bet tiksliau ne pašalinti, o kopijuoti. Ta prasme, aš galiu, pavyzdžiui, šitos 3 panaikinti, palikti vieną, po to ten vėlgi
Reiškia, ką aš turėsiu omeny, kad aš nuo 4 reikšmės pradedu ir tarkim aš keisiu kas 5. Čia iš tikrųjų toksai gana didelis darbas. Kai kas tenais, aš nežinau, studentai ten bando kažkokius tai programavimo būdais padaryti. Čia aš tikrai pasikartoju, nepadėsiu. Aš tik tai paaiškinu, kodėl jūs negalite pasiimti, pavyzdžiui, pirmų 500 duomenų. Todėl, kad jeigu jūs paimsite pirmą 500 duomenų arba paskutinius 500 duomenų, tai bus paimta tik tai teritorijos dalis. Mums reikalinga visa teritorija, tik tai iš tos teritorijos reikia atrinkti duomenis. Tai reiškia, jūs negalite paimti tik tai Kuršių marių ten šiaurinės dalies arba pietinės dalies. Tai va čia reikės tiesiog mechaniškai pažaisti, reiškia, copy-paste kažkaip tokiu principu, gal paieškosite kažkokios tai funkcijos, jūs atrinksite tos duomenis, paliksite tai tiek, kiek reikia. Duomenų gali būti daugiau negu 500, bet jokių būdų ne mažiau negu 500. Jūs, kada teiksite man ataskaitą galutinį darbą, turėsite būtinai nurodyti, kad jūs atrinkinėjate, tarkim, kas 6 reikšmę, pradedant nuo 4 reikšmės, taip? Arba kas tam 5 reikšmę, pradedant nuo 3 reikšmės. Būtų gerai, kad jūs tarpusavę susirašytumėt, kad pas jūs taip neatsitiktų, kad netyčia sutaptų tie duomenys, šito jokių būdų negali būti. Jūsų yra tik tai 4 studentai ir tikrai tokių sutapimų negali būti. Kai jūs atrinksite tos duomenys, atitinkamai, aš dabar neišsaugosiu tų duomenų, jūs turėtume turėti jau kitą savo tik tai failiuką tekstinį, ir tos duomenys atitinkamai įkelti į Arc Pro programą. Kaip matote, čia yra pas mus pasikartoja 3 failai. Vienas tai yra PDF, kuriame yra ta trumpa užduotis nurodyta, aš ją atsidariusi su taip, o kita yra Gyliai ir Marius. Jums Marių gali prireikti, o gali ir neprireikti. Aš dabar sąžiningai tikrai bijau pasakyti, kadangi su Arc Pro programa iki pradedant jums dėstyti aš nedirbau, tai aš dabar tiksliai nežinau, ar kaip tenais yra, man reikės gal, pasižiūrėti, ar ten tam, kad atlikti prognozę, prašo kaukės, tai yra papildomų failo, kuris apibrėžia teritoriją. Nes, pavyzdžiui, Kuršių marios savo išvaizdą turi specifinį formą, kad būtent, kad kompiuteris neprognozuoti tas, kas yra už tos Kuršių marių teritorijos. Tai va šitas failas yra tam, tai kaukiai uždėti, jeigu to prašo programa. Nes įvairiai būna suprogramuotos tos Krigingų funkcijos, priklausomai ar mes naudojam Just Statistical Analyst priedą ar Statistical Analyst priedą. Aš esu minėjus savo teorijoje, kad tenais kai kurios komandos kartojasi. Tai šitas failas Marios, jisai jums reikalingas tik tai kaukiai panaudoti. Jisai ten pamatysite, sudarytas yra, ten yra 9000 reikšmių, bet ten yra tik tai vienetukai, tik tai tam, kad parodyti kompiuteriai, kur yra ta teritorija, kurioje reikia atlikti tą prognozę. Tai jums realiai, ką reikia padaryti, tai jums reikia apsispręsti, nuo kurios reikšmės jūs, kas kelintą reikšmę išimate, kad pas jūs būtų ne mažiau kaip 500 reikšmių. Tai yra, aš taip siūlyčiau, kad jūs atsisėdat kažkokį tai gal filmą žiūrėti, ir bežiūrint filmą, kad, kaip sakant, taip, tiesiog mechaniškai, jeigu kitokio būdo nerasite, tiesiog Excel'e atsirinkti ir jau turėti savo failiuką. Failė yra nurodyta, kad darbo užduotis skamba taip: atrinktiems duomenims pritaikyti analizuotus erdvinius metodus, pradinę statistinių duomenų analizę, simavriogramų modeliavimą. Jeigu reikia trendo analizę, ta prasme, žodžiu, ką jūs mokėtės, jūs čia jau parodote, ar jūs suprantate, kaip jūs mokate pritaikyti tuos metodus ir atlikti duomenų prognozę interpoliciniais metodais nagrinėtais kursuose ir pateikti darbo ataskaitą Word pavidalu. Ataskaitoje būtina pagrįsti, kodėl taikomi vieni ar kiti erdviniai metodai, pateikti gautų rezultatų vaizdus ir juos pakomentuoti. Tai yra, jeigu tai ataskaita, kur turėtų būti snapas, studentas, grupė, panašiai,
kokiais metais jūs darėte ir toliau jau eina jūsų paaiškinimas, kad iš duomenų jūs atrinkote, kaip jau minėjau, ten kas 5 reikšmę, pradedant nuo 4, tarkim, jūs, ta prasme, man turėsite prisiekti tame tarpe į savo duomenis, kad aš galėčiau, jeigu man kils noras ar abejonės dėl kažkokio tai rezultato, kad aš galėčiau įsikelti duomenis, pritaikyti jūsų taikytą komandą ir pažiūrėti, ar aš gaunu tą patį rezultatą, kaip ir jūs gaunate. Iš tikrųjų, aš kiekvieno žingsnio netikrinu, aš iš aprašymo dažnai būna, kad pagaunu, ar čia iš tikrųjų tiesa ar netiesa, ar taip galėjo būti ar negalėjo būti, bet čia turi būti jūsų komentarai. Tai yra ataskaita turi lydėti lakoniškos, informatyvios darbo rezultatų išvados. Man nereikia rašyti kokią, kaip čia pasakyti, kad tam, kad įsikelti duomenis, reikia paspausti file open ir panašiai. Tokių smulkmenų nereikia, bet jūs turite nurodyti, kad, tarkim, tam, kad atlikti, nežinau, trendo analizę yra pasirenkama tokia komanda, toje komandoje yra tokie parametrai, ką jie parametrai keičia. O čia, kas man yra svarbu, ne? Ir gaunate jūs kažkokį vaizdą arba ten histogramą, ką ta histograma rodo. Ar jinai rodo kažkokias išskirtis, ar jinai rodo pas jūs duomenų pasiskirstimą, koks tas duomenų pasiskirstimas. Jeigu tame ekrane parodėte kažkokie tai atlikti skaičiavimai, ką kiekvienas skaičiukas reiškia. Nes jeigu jūs to neparašysite, aš to galiu paklausti per egzaminą. Egzaminas iš tikrųjų, pasikartoju, tai bus jūsų šito darbo gynimas. Aš ilgai jūsų tam tikrai nekankinsiu, tam nereikia, būna dažnai jau, kad išsiaiškinu daug ką beskaitydama jūsų ataskaitą ir egzaminas yra tik tai galimybė pagerinti pažymį, bet ne visada būna, kad pagerinę studentai pažymį būna, kad tu negauni jokio normalaus korektiško atsakymo ir tu supranti, kad arba tas žmogus darė ne vienas, arba jisai būna, kad tiesiog bandė kopijuoti kito ataskaitą, ten sukelti duomenis ir visiškai nesupranta, ką jisai darė, ir tada gali būti taip, kad tas įvertinimas netgi sumažėja, bet aš tikiuosi, kad taip neatsitiks. Netgi jeigu jūs būsit draugiški, kaip būna kitose grupėse, tai tikrai ne pirmi metai, kai kartu ten būna, žinau, mano žiniomis ten susirenka daryti užduotį, jūs galite daryti nors ir visi keturiese, bet jūs turite suprasti, kodėl pas jūs taip yra, ką jūsų duomenys rodo. Tai yra, jūs atsakote už savo darbą, už savo duomenys, už savo rezultatus. Tai va tokia būtų įžanga į namų darbo užduotį pagal galimybės. Netgi ne taip pasakysiu, ne pagal galimybės. Iš tikrųjų, jau dabar jums reikėtų ją pradėti daryti, o pradėti ją reikia daryti iki kitos savaitės, tiesiog paruošti duomenis. Čia bus jau padarytas nemažas darbas. Kad aš labai tikiuosi, aš tikrai net nenusimato jokių pas manęs tenais komendaruočių ir taip toliau, dėl ko aš negalėčiau jums pravesti paskaitos, tai mes kitą ketvirtadienį jokių naujų kursų neanalizuosime, mes tiesiog paanalizuosime būtent, kaip jums sekėsi atrinkti duomenis, kokius duomenis turite, aš jums trumpai parodysiu, priminsiu, kaip reikia tos duomenis įsikelti ir atsakysiu į jūsų klausimus. O savaitgalio bėgyje aš pateiksiu video apie antrą medžiagos dalį. Tai va tiek būtų iki kitos savaitės, ką aš prašau jūsų padaryti. Iki kito susitikimo.